Visuomenė vis tik vystantis matome keletą faktų, kad vis daugiau jaunų žmonių, jaunų porų renkasi gyvenimo drauge be visų ceremonijų, be santuokos vadinamos. Tai šiandien matome, kad jaunoms poroms yra patogu ir priimtina ir tokie santykiai, kaip buvo minėta kitų pranešėjų, jau seniai klostosi. Tačiau valstybė, kuri turėtų rūpintis žmogumi, jau nuo civilinio kodekso priėmimo vis tik tą teisę nuolatos pažeidžia, nepriimdama būtent reikalingų įstatymų ir nuostatų. Ir taip pat, kaip buvo minėta anksčiau, kalbėjo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija numato, kad valstybė privalo pripažinti kitokias nei santuokos pagrindus darytas šeimos formas. Ta patį patvirtina ir Konstitucinis teismas, kaip girdėjome, šeimos politikos, priimtame nutarime dėl šeimos politikos. Teisė sukurti šeimą atskirai nuo teisės į santuoką yra įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių hartijos 9 straipsnėje. Kaip žinome, yra ne viena byla, kurioje taip pat apie tai kalbama, kaip minėjo kolegė Birutė, taip pat yra dar viena byla Kardner prieš Austriją, kurioje konstatavo teismas, kad teisė į šeimos gyvenimą turi tiek skirtingų, tiek ir tos pačios lyties asmenų šeimos. Taip pat galim prisiminti visą kritiką, kurią Lietuva nuolatos gauna šiais žmogaus teisų klausimais dėl ypač Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje 2011 metais buvo sukritikuota dėl rasizmo, antisemitizmo, ksenofobijos, neužtikrinamos lyčių lygybės ir dėl nesudaromų lygių teisų homoseksualioms poroms. Kaip žinome, Europos Sąjungoje bene 16 valstybių yra dabar įteisinta partnerystė, o pasaulyje tai dar ir daugiau. Tai aiškiai matome, kad valstybė nepriimdama partnerystę reglamentuojančių nuostatų daugybę metų sistemingai pažeidžia tiek skirtingų lyčių, o jo labiau vienos lyties asmenų porų teises. Todėl ši iniciatyva pagaliau priimti taip reikalingą įstatymą yra labai sveikintina ir laikytina kaip žingsnis kartu su demokratiškom ir teisinėm valstybėm, kuriuose žmogaus teisės yra nepažeidžiamos, o priešingų atveju tai būtų mūsų didelis labai žingsnis atgal su tom valstybėm, kur religinis fundamentalizmas arba politinė kažkokia autokratija pažeidžia žmogaus teisės ir kur saujelė kažkokių fanatikų gali reguliuoti, kaip žmonėm kartu gyventi savo namuose. Gerai, bandysiu būti 5 minutes, o pirmiausia pasakysiu, kodėl jūs matėte Airijos vėliavą. Kodėl jūs matėte Airijos vėliavą šitame ekrane, nes truputėlį paimprovizavom, truputėlį pakeitėm temą. Kol egzistuoja skirtingos sąvokos, mes turime šitų sąvokų siekti bet kurioms visuomenės grupėms. Ir Airijos pavyzdys šiuo atveju yra įkvepiantis, o truputėlį su tema nenorėjau persidengti su gerbiamu profesoriumi Mizer. Airija kaip valstybė yra ypatingai panašiai į Lietuvą, 80% Airijos gyventojų laiko save katalikais, čia nieko naujo. Homoseksualumas dekriminalizuotas 1993 metais ir vėl surprise, bet tie patys metai ir Lietuvoje. Ir dekriminalizacijos procesas buvo šiek tiek sudėtingesnis negu Lietuvoje ir dabar pasakysiu kodėl. Kaip visą tai įvyko? 1885 metai Didžiosios Britanijos baudžiamasis kodeksas, kuris įvardijo, kad homoseksualūs arba seksualiniai santykiai tarp dviejų vyrų yra negalimi. Pagal šią nuostatą buvo nubaustas ir Oskaras Vaildas, kuris atsėdėjo 2 metus kalėjime. Tai yra ta pati nuostata, kuri buvo 1993 metais panaikinta iš Airijos baudžiamojo kodekso. Ir dabar galime kelti iš tikrųjų tą klausimą, kad kuo Lietuvos visuomenė nuo Airijos skiriasi, nors mes tarsi tą pradinį tašką 93 metus turime kartu. Tai Airija jau 2010 metais įtvirtino civilinę partnerystę, jos pagrindinis minusas arba dalykas, dėl ko buvo kritikuota žmogaus teisių aktyvistų perspektyvos, kad ši partnerystė neleido įsivaikinti, neturėjo lygių teisių tiek lyginant tos pačios ir priešingos lyties poromis. Tai reiškia, kad homoseksualūs asmenys galėjo įsivaikinti tik kaip individai, o ne kaip poros. Ir kas pasikeitė per tuos
iki 2010 metų nuo 1993 metų, kad Airijoje kartu su ekonomikos augimu, kuris prasidėjo 1995 metais, ir kartu su gerbiamos Romos katalikų bažnyčios pagarsėjusiais skandalais, pedofilija, vaikų pardavinėjimas, vaikų gimusių nesantuokoje žudymas, krito bažnyčios įtaka, pasitikėjimas ir moralinis autoritetas. Tai Lietuvoje galima iš tikrųjų kelti klausimą, ar mes turim tą patį, ar tie procesai, kurie iš tikrųjų turėjo vykti, ir mes žinom, kažkas pusę lūpų kalba apie tam tikrus dalykus bažnyčioje, ir ar kad tie dalykai kažkaip neįvyko Lietuvoje, dėja gaila. Ir kuo skiriasi Lietuvos visuomenė vis dar nuo Airijos, tuo, kad mes matom dabar Indigo Go, tai yra interneto platformos, kurioje galima rinkti pinigus kažkokiam tai reikalui. Rezultatą Airijoje šitam Yes Vote 2015 metais buvo tikimasi surinkti 50 000 eurų ir buvo surinkta 100 000 eurų. Tai reiškia, kad dar nuo 2010 metų Airijos visuomenė dar žengė į priekį ir pasakė, mes duosim savo pinigus, ištrauksim iš savo kišenės ir mes mokėsime už skrajutes, už reklaminės kampanijas, už įvairius dalykus, kurie padėtų konsoliduoti visuomenę ir padėtų pasakyti yes. Ir kas yra svarbu, ko mes dėja Lietuvoje šiuo atveju truputėlį stokojame, nors lyg dalykai atrodo ir vyksta, tai yra 5 pagrindinės Airijos politinės partijos ir jos visos pasakė taip. Ir mes galime pažiūrėti, pačiam vidury yra Sinn Féin, kas šiek tiek konfliktų istoriją arba Airijos istoriją išmano ir girdėjo, turbūt žino šitos partijos pavadinimą, tai yra daugiausia galima įvardinti nacionalistinę partiją, bet jai užtenka argumentų arba jai atrodo, kad jų pagrindinėme šūkė All Ireland telpa ir homoseksualūs asmenys. Ir tos pačios, ir suteikti jiems galimybę tuoktis yra taip pat ir Airijos reikalas. Ne kažkokių atskirų asmenų ar atskirų grupių Airijoje, bet tai yra visos šalies reikalas. Tada kita, greitai bandom bėgti. Čia mes turime Airijos ministrą pirmininką, vėlgi galime lyginti su Lietuvos situacija. Įdėjau tiesiog gal pasiskaninimui ir specialiai padariau būtent tokią citatą. Vatikano valstybės sekretorius Piero Parolin, žmonijos pralaimėjimas. Čia yra jo citata, ką jis pasakė apie Airijos referendumą, bet aš manyčiau, kad neduodant kontekstą, tiesiog pasakant, būtent suformuojant į citatą, man atrodo, kad čia būtų taikliausia mintis. Tada dar kita. Na ir turim lietuvišką situaciją, kur ir Teisingumo ministras pasisakė, ir prezidentė, aš tiesiog Teisingumo ministerijos atstovas jau atrodo išbėgęs, tai aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad gal galėtų ministrui perduoti, kad ministras sako, kad tai yra labai reti, kad skiri reiškiniai, sakyčiau, statistika parodo, tai aš norėčiau, kad ministrui vis dėlto būtų perduota, kad tai nėra reti reiškiniai, kad mes esame šitos valstybės piliečiai ir kad mes laukiame įstatymų siūlymų, kuriuose būtų partnerystė įvardinta ir tos pačios lyties asmenim ir kad bėgti nuo to yra gėdinga. Na ir visiškai paskutinis dalykas, tai vėlgi iš Airijos šita moteris, šita trumpais plaukais, pasakė taip po referendumo. Airija atvėrė naują lapą ir pirmą kartą aš jaučiuosi pilnavertė šios šalies pilietė po turimo omeny po referendumo. Tačiau niekada neatleisiu katalikų bažnyčiai už įvykdytus persekiojimus 70-aisiais ir 80-aisiais. Vis dėlto tai mano tikėjimui įtakos nedaro. Tai aš tikiuosi, kad politikai pagaliau priims teisingą sprendimą ir kad tam tikros pavardės nebus cituojamos po 20 metų kaip tie žmonės, kurie statė kitų žmonių progresą.